vaikai. Kaip smagu jūsų šiandien tiek daug matyti. Rodos mes visi taip neseniai varėme žiemą iš kiemo, o šiandien jau ir Velyką švenčiame. Šventos Velykos Kristaus prisikėlimo diena, didžiausia pavasario šventė. Ir aš vieną akim mačiau jūsų nupieštus kiaušinius, jie tikrai labai gražus. Šiais metais šventės organizatoriai, taip pat mes, Gaidys, Kiškis ir aš turėjom ypatingą užduotį. Turėjom pagaminti tokius didelius kiaušinius. Jie 2 metrų aukščio ir metro pločio ir dar mažesnį padarėm, kad būtų neliūdna. Ir ant šitų didelių kiaušinių mes klijuosime jūsų nupieštus kiaušinus. O šiandien pas mus atvyko vaikučiai net iš 4 įstaigų. Tai Kukos pradinės ir Varpelio mokyklų ir Lopšelių darželių, Saulutė ir Obelėlė. Mes norime pakviesti Kukos pradinės mokyklos Ančiukų grupės vaikučius. Velykė, sušuko kartu, pamojo Velykė, mažuoju pirštu. Dabar kviečiame mokyklos Varpelės angeliukų grupės vaikučius kartu su auklėtoja Daina Pavoliūniene. Ar jums patiko vaikai kiaušinės spalvinti? Atsinešėm tikrumą. O va šitą sarnytę papasakok, iš kur šitas markutis? Iš Velykės. Taip, čia tikras Velykės padovanotas markutis. Su daržais, su svogūnų. Lukštais. Su neseka elementinė. tuos markučius dabar mes irgi norime. Ačiū labai. Na, o dabar vaikai, prie tokio didelio gražaus kiaušinio kviečiame visus pašokti. Tokiais mažais kiaušinukais. Taigi iš tikrųjų mes labai norim jums padėkoti vaikučiai ir palinkėti jums gražaus pavasario, geros nuotaikos, visada šypsokitės ir žinokit, kad biblioteka